Dar kartą labą dieną. Norėčiau pasveikinti visus tos, kurie atvyko į mūsų šalį šiandieną į konferenciją, kuri skirta yra, taip vadinasi, Pirmas pasaulinis karas, bendra istorija, bendra atmintis. Ir labai malonu matyti, kad šiandieną konferencijoje dalyvauja be mokslininkų, be žmonių, kurie domisi būtent Pirmo pasaulinio karų. Taip pat yra ir Rusijos ambasados, Lietuvoje ambasadorius ponas Čikvazė Vladimiras Viktorovičius. Taip pat istorinės perspektyvos fondo Maskva prezidentė, demokratijos ir bendradarbiavimo instituto Paryžiaus direktorė, ponia Narašnyvskaja Natalija Aleksejevna. Ir taip pat mes turime šiandieną svečiuose Prancūzijos ambasados Lietuvoje atstovė, ponia Almanė Komran. Taip pat svečių ir iš Rusijos, ir iš Baltarusijos, ir iš Lenkijos, ir iš kaimynės mūsų visiškai Respublikos Latvijos. Ir šiandieną visi susirinkę, man atrodo, jau nekalbu apie Lietuvos, aišku, susirinkę turbūt kalbėsime apie Pirmąjį pasaulinį karą. Ir turbūt tai, kad yra sveikinimo žodis iš mano pusės, aš norėčiau pasakyti tai, kad turbūt kai kas paklaustų, o kodėl mes 2012 metais pradedam kalbėti iki 2014 metų, tai yra truputėlį laiko. Ne, man atrodo, yra pats laikas. Ši konferencija yra ne tam parodyti, kad Lietuvoje jinai pirmą kartą vyksta, ta prasme, kad mes taip anksti pradeda, ne 14 metais, bet yra esmė, tos konferencijos, aš manau, turbūt daugelis savo pranešimų, kalbėsime apie tai, ne tai vien tik tai, kaip vyko tas karas, bet esmėje turbūt šitame kare žmogaus likimas, tiek to pačio kario, tiek taip pat civilinio gyventojo, kuris buvo, kurie kentėjo. Taip pat teisingai, visi pasakys, taip, mes matėme Antrą pasaulinį karą, kai kas pasakys, mes gerai pažįstame Antrą pasaulinį karą, ką mums kalbėti apie Pirmąjį. Manau, tai yra labai baisu, kad Pirmasis karas neišsprendė tų svarbių klausimų ir todėl paskiau neužilgo vėl blykstelėjo Antrasis pasaulinis karas. Manau, yra labai sunku kalbėti tai, kad šie karai, šie pasauliniai karai įvyko būtent Europoje. Ir lyg tai gaunasi, kad Europa kalta, kad kyla šitie karai. Manau, kad mūsų konferencijai bus kalbama lygiai taip pat, kodėl taip atsitiko. Kodėl, kad tai, kad daugiau nepasikartotų. Mums, lietuviams pranešėjams, kaip ir manau daugelis mūsų kolegų, yra gan labai sudėtinga ypatingai kalbėti. Nes lietuviai pirmieji irgi taip pat buvo mobilizuoti į Rusijos kariuomenę, aš turiu minti į Rusijos imperijos sudėtyje, ir pradėti kovinius veiksmų kartu su kitų tautybių atstovais. Tačiau yra taip pat irgi mums skaudu, todėl kad mažoji Lietuva, kuri vadinama Prūsijoje, dabartinė Kaliningrado sritis yra Prūsijos valstybė, turiu minti, gyveno nemažas kiekis mūsų tautiečių, tikrai nemažas, ir jie papuolė į Vokietijos kariuomenę. Ir štai pirmieji susidūrimai tarp vienos ir kitos pusės mums skaudu dvigubai lietuviams. Todėl kartais auditorijai ir kils klausimas, kodėl mes daugiau truputėlį ieškome tų sąlyčių mūsų prosenelių jau, taip sakykime, kurie dalyvavo šitame kare ir turi minti, žinome, kontekstą Rusijos kariuomenės, tačiau likimai mūsų tautiečių. Tai yra tos žmonės, kurias ištraukė karas, beveik ne vien tik tai iš Lietuvos, bet žinoma ir iš kitų regionų, tais laikais tada vadinosi gubernijas, ir prirašyti vyrai turėjo eiti į šį karą. Dar norėčiau pasakyti tai, kad Lietuva viena iš pirmųjų pajuto šio Pirmo pasaulinio karo pergyvenimus, todėl kad jau be abejo, pasakysiu, ir Lenkijos kaimyninė valstybė irgi taip pat. Tačiau norėčiau pasakyti tai, kad Lietuva pajuto du smūgius. Tai yra pirmas, kada Rusijos kariuomenė įžengė į Prūsijos teritoriją, tuometinę Vokietijos valstybę, taip, ir toliau vokiečiai sugeba išstumti Rusijos kariuomenę iš jų teritorijos ir vokiečiai daeina iki vidurio Lietuvos praktiškai
iki Druskininkų. Rusijos kariuomeniai vėl pasiseka įstumti Vokietijos kariuomenę į Prūsijos teritoriją ir tokiu būdu tas karas vyko Lietuvoje patys žiauriausi mūšiai, sakykime, pradinio karo etapo rytų fronte vyko, sakykime, mūsų teritorijai. Todėl pirmas klausimas yra tai, kad yra milžiniškas kiekis palaidojimų, kapų. Vieni išnyko, kitų dar yra išlikę. Ir yra galimybė pasižiūrėti jų atstatymo, jų galimybės. Manau, tai yra domina ir Lietuvos pusė, ir Rusijos pusė, ir lygiai taip pat kitas kaimyninės valstybės, kuris pergyveno pirmojo karo žiaurumus. Norėčiau pasakyti tai, kad pertraukos metu foje veikia Vytauto Didžiojo karo muziejaus įrengta paroda skirta Pirmam pasauliniam karui. Tai akimirkos truputėlį sugrąžins į Pirmo pasaulinio karo, kas kaip atrodė, kaip Rusijos kariuomenė atrodė, kaip Vokietijos kariuomenė, kaip atrodė tie kariai būtent to laikmečio, kurie buvo, sakykime, toj teritorijai, ta kariuomenė, kuri įžengė į, sakykime, į Vilnių, tai yra Vokietijos kariuomenė 15 metais, kuri buvo iki 15 metų Rusijos kariuomenė, kaip nešiojo ir dėvėjo mūsų tautiečiai, tada buvo seneliai, kurie puolė šitoje kariuomenėje. Manau, šitoje eigoje konferencijoje mums visko neįspręsime. Man atrodo, iš šios konferencijos nėra uždavinys viską išspręsti. Tačiau pradėti šį darbą ir kaip tik yra pats laikas, ir su pono Juriu Trakšeliu mes gerai apkalbėjom, pats laikas pradėti apie tai kalbėti. Ir manau, kad šiandieną kaip tik tai sudaro mums galimybės. Tūkstantis 1919–1920 metais, vykstant nepriklausomybės kovoms, Lietuvos kariuomenės pagrindą sudarė jauni vyrai. Vyresnio amžiaus vyrų buvo nedaug. Kur jie? Atsakyti neįtin sudėtinga. 1914 metais, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iš Lietuvos buvo mobilizuota daugiau kaip 60 000 vyrų. Tai yra mažiausių paskaičiavimų. Ir apie 10 000 vyrų iš, kaip minėta, Vokietijos, tai yra mažosios Lietuvos į Vokietijos kariuomenę. Ir žinoma, jie papuolė į karinius veiksmus, žiaurius karinius veiksmus. Kaip pavyzdį papasakosiu apie vieną Rusijos kariuomenės dalinį, kur tarnavo daug mūsų tautiečių tragišką likimą. Tai yra Kauno tvirtovės 28-oji pėstininkų divizija, kuri buvo dislokuota Kauno tvirtovėje, mokėsi jį ginti. Tai specifinis parengimas. Divizija mokėsi kautis tvirtovės fortifikacinėse statiniuose, bet buvo neparuošta kovai atvirame lauke manevrinėse mūšiuose. Pradėjus karui, neatsižvelgiant į parengimo specifiką, divizija kartu su jai priklausančia 28 artilerijos brigada buvo įtrauktas į Rusijos pirmos armijos 20-ąjį korpusą. 28-ąją pėstininkų diviziją sudarė 109 Volsko, 110 Kamas, 111 Donai, 112 Uralo pėstininkų pulkai. Beje, Rusijos kariuomenė šitą diviziją vadinosi Upių divizija, nes jie visi turi upių pavadinimus. Lietuvių tarnavo visose divizijose ir brigados dalinijose. Tačiau 111 Dono pėstininkų pulke jie sudarė bene daugiausia skaičių. Dauguma jų buvo 1912–1913 metų šaukimo vyrai iš Kauno gubernijos. Na, visų nevedys, bet keletą turi mintyje eilinis Stanislavas Marusevičius iš Šiaulių, Jonas Gaivilis iš Raseinių, Petras Valonis, Danys iš Panevėžio, Jonas Važelis iš Ukmergės ir taip toliau. 1914 metų 16 dieną, datos pagal naująjį kalendorių, divizija susitelkė ties Pilviškiais. Noriu pasakyti, kad likimas lėmė taip, kad prieš savaitę man teko pabuvoti ir Pilviškėse, ir Kudirkos Naumiesty, pavaikščioti tose vietose, kur vyko susidūrimai, kur persikėlė mūsų daliniai, turiu mintyje Rusijos kariuomenės arba Vokietijos daliniai, mūsų tautiečiai. Taip, kad ką aš skaitau pasakoju, tai yra širdyje tas, kas yra matyta, ta žemė alsavo tais įvykiais. O kitą dieną, peržengdama Rusijos-Vokietijos Rytų Prūsijos sieną ties Kudirkos Naumiesčiu, tada jis vadinasi Vladivoslavo, papuolė į vieną didžiausią 1900 ėmė supti Rusijos pirmosios armijos dešinį sparną. Pagrindinį smūgį vokiečiai nukreipė į 28-ąją pėstininkų diviziją.
tą pačią dieną vokiečių lauko lengvoji ir sunkioji artilerija daužė divizijos pulko apkasus. 28 artilerijos brigada, 48 patrankos, praktiškai tai yra 76 mm pabūklai, buvo nepajėgus priešintis galingai vokiečių artilerijai. Vokiečių lauko artilerija šaudė iš gerai paruoštų apkasų, o rusiškos lengvos patrankos priešai nieko negalėjo padaryti. Divizijos vadas prašė pagalbos atsiųsti haubicų, tačiau ir tai liko tik prašymas. 7 valandą pulko 2 bataliono vadas pranešė, kad ties užvaliais turi didelių nuostolių. Ta pati pranešė 4 bataliono vadas iš Malviškių kaimo. Tarp 9 ir 10 valandos vokiečiai pro didelis pulko gynybos spragas pradėjo puolimą ir apėjo pulko dešinįjį sparną. 111 pėstininkų pulkas traukėsi per 28 artilerijos brigados 4, 5, 6 baterijų pozicijas. 8 pėstininkų divizija, jos artilerijos brigada turėjo milžiniškų nuostolių. Iš viso divizija neteko, skaičiuojant užmuštais ir sužeistais, karininkų 104, kareivių 6945, neteko turto, kulkosvaidžio 23 vienetai, patrankų 8 vienetai ir 163 arklius. 111 pulkas neteko karininkų 34, kareivių 2231. Daug žuvo šiame pulke tarnavus lietuvių. Papulkininkas Kvintas, kapitonas Jeronimas Markevičius, štabo kapitonas Petrulevičius, eiliniai Jozas Baltutis, Rapolas Vaičiakonis, Antanas Žižys ir kiti. Į nelaisvę papuolę vokiečių sanitarai pasakojo, jog prie Ederkime lauke gulėjo 120 neužkastų žuvusių karių, o kaime sudegė troboje 25 kariai, tikriausiai palikti sužeistieji. Malviškių kaimo laukose gulėjo 262 kariai. Užvaliuose 150. Ties užvaliais rusų daliniams besitraukiant buvo palikta 650 sužeistų ir žuvusių karių. Šalia 28 pėstininkų divizijos kovėsi 27 pėstininkų divizija. Dislokacijos vieta iki karo Vilnius ir jo kraštas. Joje taip pat buvo nemažas skaičius rusų tautiečių, ypač karininkų. Ne vienas jų vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Ši divizija sėkmingai kovėsi ties Stalupėnais pusėse. Kautynių metu minėtos divizijos štabo viršininkas, generalinio štabo pulkininkas Radus Zenkavičius, vėliau Lietuvos kariuomenės generolas, su 10 lauko telefono aparatu užmezgė ryšį su visais divizijos pulkais, greta įsidėsčiusiamis divizijomis korpusų štabų. Pasak liudininkų, vadovaudamas divizijos štabui, jis daug prisidėjo prie 27 pėstininkų divizijos sėkmės kautynėse ir sustiprino 1 artilerijos kovinius veiksmus. Prasidėjus kautynėms ties Stalupėnais lapkričio 12 dieną, vykstant mūšiams ties Angerate, drąsa pasižymėjo minėtosios divizijos 108 pėstininkų pulko bataliono vadas papulkininkis Jančys. Tai teko matyti jo asmeninę bylą, tai yra iš tikrųjų, čia daug galima būtų šnekėti apie šitą žmogų, kiek jis prakariavęs gyvenime yra. Liudininkas pasakoja, vokiečių artilerijas ypač smarkiai apšaudė papulkininką Jančio bataliono vadą. Pats bataliono vadas su telefonistais ir ryšių kareiviais buvo ne apkasuose, bet pusiau sugriauto namo antrame aukšte, iš kur buvo patogiau sekti vokiečių poziciją. Namas buvo už kopų apkasų ir staiga artilerijos sviedinys įlėkė pro langą, sudaužo telefono aparatą, sudedama papulkininką Jančio lovą ir užmuša 2 telefonistus. Jančys tuo momentu tame pat kambaryje rašęs pranešimą liko nepaliestas. Kitas jo vietoj, toj būtų papleidęs tą patalpą ir atsikraustęs žemyn į netoli namo iškastus apkasus. Bet Jančys fatalistas, giliai įsitikinęs, kas jam skirta įvyks ir lieka su savo štabu tame pačiame kambaryje. Tų kopų grandinė su savo karininkais, batalionų vadais, jie kaip ir sustingo tomis pozomis, kuriomis jos sutiko mirtis. Autorium, tai konkrečiai man, turiu schemą, kurią teko pasisekė surasti ranka. Man tai nusipiešti, tačiau buvo tų karininkų aprašyta, kur vyko mūšis ties Užvaliais, Minkštimais ir Malviškiais. Reikia pasakyti įdomų faktą. Yra surašytas ne tik tai, kur karininkai rusų žuvė, tarkime, dabartinis Kaliningrado sritys, net pavardės yra karininkų, galima būtų surasti. Tačiau yra išmėtytas didžiuliam trikampį šitas aukos, apie kurias skaičiau. Tai yra kaip tik 4 vietose ir kažin, ar tenais dabar Kaliningrado srityje yra pastatyti paminklai žuvusiams rusų kariams, jau labiau, kad dabar yra Rusijos valstybės teritorija.
Tačiau tos šios aukos buvo įvertintos tai, kad Europos valstybės ėmėsi ir pripažinti Lietuvą kaip savarankišką valstybę. 1921 metais prancūzų laikraštis Petit Parisien rašė: lietuviai nusipelnė Antantės dėmesio to, kad jie pirmieji gelbėdami Prancūziją garbingose kautynėse ties Gumbinė išliejo savo kraują. Tai malonu yra girdėti, tai aš noriu pasakyti, kad daugelis, kaip ir minėjo pradžioje, Rusijos kariuomenė daug įvairių tautų, tarp jų ir mūsų tautiečių. Ačiū už dėmesį.